Tai po paskutinio karto, o toks vaizdelis pas mus yra, ar ne? Longas vis dar printina, plus 3,8K. Ir kokie svarbiausi akcentai yra būtent ant Ethereumo. Svarbiausi akcentai yra, tai buvo pažymėtas šitas FVG, į kurį mes gražiai įlindom ir rejectinom. Rejectinom dėl to, ar ne, nes palikom štai tokį piką. Palikom ir dabar mes esam vidury to FVG realiai. Ir dabar artimiausiu metu, bent jau 4 valandų, mums reikia stebėti, ar mes turėsim candle close ar ne, virš šito FVG ar po. Ir tai, man atrodo, duos mums tokį gerą, ne, direction, gerą kryptį, ar mes toliau galim kilti, ar eisim link šito low, ar ne, ar kad ir šito low. Pamatysim pagal struktūrą. Ir aš 3 varneles buvau sužymėjęs, ar ne? Tai pirmas dalykas, reakcija į šitą FVG, ar mes palendam po ar virš. Jeigu palendam po, tai gaunam pirmą, liuks, antras break of structure automatiškai ir trečias open interest divas, jeigu galim gauti, ar ne? Tai šituos 3 visus galiu dabar savo gražiai pasišalinti ir artimiausiu metu pamatysim, ar turėsim štai tokį gražų šortą. Aš į naują tradą tikriausiai neįeisiu, jeigu tai bus longas. Ar turėsim long continuation, ar ne? Jeigu užsidarom virš šitos zonos, ar ne, tai taip turėtų atrodyti. Tai va tokie 2 tradai mane labiausiai domina, bet kadangi aš jau esu longe, tai manęs papildomas longas nedomina ir nuo taip aukštai papildomas entris DCA manęs irgi nedomina, tai raidinsiu šitą longą, bet shortas labai man įdomus šitoje vietoje, tai irgi updatinsiu. Tai va, tai ant Ethereumo va taip viskas atrodo, jeigu labai paprastai. Galų gale mes ir susirinkom ir šitą liquidity curve ir gavom reakciją šitą FVG. Iš range'o mes stipriai išlindom, galime sakyti, čia yra tap 2 ir šitoje vietoje aš labiau norėčiau matyti model 2, tap 1, tap 2 ir va šitoje vietoje būtų tap 3, ar ne, kad jis būtų žemesnis ir šito va pabraižymo mums irgi nereikia, tai parodysiu, kaip turėtų atrodyti principė. F3. Tuo sekundę biškai mažesnė time frame, kad daugiau turėtumėm. Įsivaizduokim, kad susirinktumėm šitą visą FVG, ar ne? Pakartotinai galėtumėm įlysti šitą tradą. Paranginam, susirinkam, grįžtam atgal į jau šitą sukurtą supply zoną ir šitoj vietoj į apačią. Ir būtų tap 1, tap 2 ir tap 3 pagal Wyckoff modelius. Tai va, bet šitoje vietoje vien tik tai Wyckoff negalime mes, ar ne, rimtis, reikia ir supply zonas, reikia break of structure ir reikia open interest divų. Jeigu norit gauti šitos tradus, jeigu norit gauti mokymus, jeigu artimiausiu metu labai rimtą dalyką paskelbsiu, tai bus susijęs su Hairo challenge'u, bus duodami tokie spotiniai ar ne tradai, kuriuos labai lengvai galėsit ir jūs pasinaudoti, tai jeigu toks dalykas domina, skelbsim viską Telegrame. Tai užsukit tenai, pafollowingint mus ir patys pirmieji matysit visas mūsų naujienos, o taip pat irgi galėsit jau šiuo metu prisijungti prie mūsų grupių, kur gausit labai daug visko. Tai tiek šiandienai ir susimatysim vėliau.